orgazmo metu moteris išeina į kitą dimensiją. Iš viso, jeigu taip žiūrint, kai ateina tas toksai vat, orgazminis momentas, ji išeina į kitą dimensiją. Toks jausmas, kad kūnas visiškai atsijungia nuo žemės programų. Ir kuo ilgesnis orgazmas arba tas orgazminis periodas, tuo galima pasiekti aukštesnius levelius. Ir iš tikrųjų čia, man atrodo, jeigu treniruotis, galima iš tikrųjų pasiekti tokių kitų sluoksnių, kur tu gali realiai pamiršti, kad esi kūne ir eiti ten gilyn, gilyn. O Taip, kaip tu dabar. galvoji, ar čia yra kažkas panašaus su psichodeliku būsena, kaip pasiekia? Matai, psichodelikai yra labai ilgas laiko tarpas. Bet čia irgi yra tas pats realiai, bet čia silpnesnis, man atrodo, kad poveikis, nes tu vis tiek neatsijungi pilnai ir tas protas, jisai vis tiek yra toksai, toksai kaip ir įjungtas dar, ne? Kaip pagal psichodelikus, tai toks jausmas, kad ten iš viso išeini į kitą vos ne kambarį, ne, ir ten palieki protą kažkur kitur. O čia toksai, tu išeini, bet tu esi visuose savo kūnuose. O ten atrodo, kad tu tą fizinį kūną palieki ir išeini su kitais kūnais bendrauji. O čia kažkaip yra kaip ir viskas, bet tas fizinis kūnas toksai kaip nam pasidaro. Atbunka. Jo. Jo, tai apie moterų tu labai gerai papasakoji. Dabar nerkim į vyrų. Kaip atrodo vyrų energetiniai kūnai per orgazmą. Tuoj. Vyrų yra kiti kanalai. Ir vyrai yra jie turi pereiti